Labą dieną. Labą Šiandien dieną. sveikinuosi su profesore LSMU, tai Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesore Dalia Sekmokienė, kuri yra ne tik maisto instituto profesorė, bet taip pat ir rytų medicinos žinovė, kinų medicinos žinovė. Ir kiek aš Dalią žinau, tai turbūt jau virš 20 metų tarp abiejų medicinų jinai ir bando įsiterpti ir savo žinias panaudoti, kas iš tiesų yra labai labai įdomu. Ir šiandien noriu pakalbinti Dalią tokiu klausimu, kuris internete aplinkui tarsi pilna jo visur. Tai yra, kodėl mums reikia valyti kepenis. Pirmiausia, tai visur kepenų valymas, kad pavasarį būtinai reikia valyti, pelyno kapsulės, įvairiausi mišiniai ir ko tik tai internete nėra, ko tik tai nesurandam tikrai įvairiausių būdų. Ir jau pradėjo žmonės klausti, sako, tai ar tikrai tos kepenys taip užsiteršia, ar tikrai reikia valyti, nes yra ir priešingų nuomonių, kad kaip ir nereikia jų valyti. Tai labai noriu, kad Dalia pasakytų savo nuomonę ir iš tikrųjų, kaip yra su to kepenų valymu. Kepenys vienas svarbiausių mūsų organų, didžiausias organas, be galo daug funkcijų atliekantis ir kartais tos funkcijos pradeda strigti, nors kepenys neturi skausmo receptorių ir gali regeneruotis. Kadangi jos gali pačios regeneruotis, tai dauguma sako, kad jom nereikia sudaryti tam tikrų sąlygų tai regeneracijai. Gal tokio žodžio valymasis supratime, kad mes kažkaip tai paimam ir kaip ir žarnyną ten paleidžiamųjų duodam, kažkas išeina, išvalom kišenes, ne. Bet sudaryti sąlygas regeneruotis, duoti žolelių ir atstatyti tas funkcijas, kurios stringa, tai būtina, ne tik tai pavasarį. Aš manau, kad labai daug funkcijų nežino liaudis, žino tik tai detoksikaciją ir kad sukaupia mineralinės medžiagas ir jeigu kelias dienas badaujam arba negaunam kai kurių mineralinių medžiagų, tai jos turi atiduoti į kraują. O šiaip labai įdomių dabar išaiškinta kepenų funkcijų ir tikrai, jeigu valgom užterštą maistą arba valgom maistą, kuris yra ten pasenęs ir vien detoksikacijos funkcija, tai kitų funkcijų kepenys net neturi galimybės atlikti. O jeigu žmogus sako, kad aš tikrai sveikai maitinuosi, valgau subalansuotą maistą, vis tiek jam reikia kepenis valyti, kaip tada, kaip tokiais atvejais? Jeigu labai sveikai maitinasi ir nejaučia dešiniai pusė jokio maudimo, nors skausmo receptorių neturi, bet latakuose tulžies gali būti skausmo receptoriai, jeigu tulžis tirštėja. Ir ta sveika mityba irgi, jeigu, kad ir gerųjų riebalų, jeigu mes padauginam, tai kepenys turi gaminti daug tulžies ir jokie rodikliai neparodys, kad jos serga, nei padidėja fermentai, tai tas būna uždegimo metu, nei jūs matysit po echoskopų, kad yra kažkokios cistos, miomos arba akmenys tulžiai. Bet jeigu daug riebalų, tai reikia labai stiprią tulžį gaminti, labai jos daug gaminti. Ir tos tulžies gamyba reikalinga tam, kad tulžis nušarmintų tą maistą einant iš skrandžio, nes kitaip 12-pirštė žarnoje atsirastų erozija. Ir gaminant labai daug tulžies, kepenys pavargsta ir ko jos tada netlieka. Netlieka labai daug kitų svarbių funkcijų. Pavyzdžiui, kepenys turi aktyvuoti tiek 3 jodo, tiek 4 jodo molekulės turinčius skydliaukės fermentus. Ir taip, jeigu pavalgėm riebiai, kiti vartodami aliejų galvoja, kad labai sveikai valgo, jeigu jo per daug ir kepenys pavargsta 1, 2, 3 dieną, gali sulėtėti skydliaukės fermentų gamyba. Galbūt būtų įdomu, kaip jūs mano, Dalia, ir apie subtilesnės kepenų funkcijas, kurių dauguma žmonių net nežino. Tai man iš karto klausimas, žinokit, kyla, kai jūs sakot daugiau riebalų, nes vėlgi itin populiari šiuo metu irgi dar vis tik yra keto dieta. Tai vėlgi, kur suvartojamas tikrai didelis riebalų kiekis. Tai kaip ta pati keto dieta.
Ar jinai Keto dietą reikia labai daug nusimanyti biochemijai, trumpai nepaaiškinsi, bet didelis kiekis riebalų ir tai, kad Krebso cikle neangliavandeniai tampa pagrindinė ta materija, iš kurios gaminama ATF, ne gliukozė, o būtent iš riebalų turi pasigaminti ketonai. Ir yra sudėtinga labai kepenim, kepenys pervargsta, jauniems žmonėms krenta svoris ir jie greitai geriau pasijaučia. Bet yra buvę žmonių kreipiasi, kurie sugalvojo, nebeturėdami tulžies pūslės tą daryti, tai jau po kelių savaičių siaubingai jautėsi arba sutriko medžiagų apykaita. Tai nėra natūrali dieta, nes mūsų vis tiek reikia šiek tiek angliavandenių, tai iš riebalų pagamina angliavandenius, angliavandeniais maitinasi smegenys. Tai jeigu ne keto dieta, o normali šiaip dieta, tai atvirkščiai, jeigu mes valgom per daug angliavandenių, tai kepenys ir kasos pagalba insulino mes riebaliukais verčiam. Bet viena iš tokių paslaptingų dar kepenų funkcijų, kad jos, bet ir kitos ląstelės, bet pagrindė jos sintetina. Mes galvojam, kad tik tai gaunam su maistu amino rūgštis, bet pusė iš jų yra pas mus organizme sintetinamos ir už tai reikia, kad ši sintezė nesutriktų ir ne tik tai, kad su maistu gauti tų baltymų, bet ir susintetinti. Pavyzdžiui, tokie kaip tirozinas, amino rūgštis, tai sintetinama organizme, bet jinai, pavyzdžiui, reikalinga dopamino sintezė. Dopaminas mūsų tiesiog pasitenkinimo, motyvacijos, energingumo hormonas. Ir iš dviejų amino rūgščių, fenilalanino ir tirozino. Fenilalanino su maistu turim gauti, bet tiroziną tai kepenys turi susintetinti. Taigi kepenys tokios paslaptingos, kad tikrai funkcijų pagerinimui net siūlau tiem, kurie sveikai maitinasi, dar sveikiau pamaitinti, tiesiog padaryti tom kepenim tokią šventę, žalieji kokteiliai. O kam jau truputį yra jausmas, kad galbūt tulžis tirštėja, kad tikrai pavalgė vieną kitą syk šašlykų ir jau maudimas dešiniai pusiai, tai daugiau žolelių, pilna lietuviškų žolelių, ir šalpusniai, ir visi kartumynai. Ten kartusis kietis, tai nedaugiau 2 savaitės, kiaulpienės ir varnalėšos, dauguma adaptogenų. Labai įdomus kepenų ir energinės funkcijos. Ar Dalia žinot, kas labiau pažeidžia kepenis, baimė ir pyktis? Pyktis. Taip, labai teisingas kepenis. Taip. O aš vis tik tai dar ne iš kinų medicinos, dar noriu paklausti iš paprastos pusės, tai ką gaunu iš tikrųjų žmonių tos pačius klausimus ir sako, o jeigu aš atsisakau cukraus ir baltų miltų visiškai išimu iš savo raciono, tai vis tiek man reikia kepenis valyti. Ar tai čia yra visiškai kitas metodas ir tiesiog atsisakymai visam laikui? Atsisako cukraus ir baltų miltų, tai išvengiant vadinamo metabolinio sindromo, kas paprasčiau kalbant, pagerinat kasos veiklą, kad insulinas galėtų tinkamai veikti, įvežti gliukozę į ląsteles ir kiekvienoje ląstelėje, čia jau kiekvienoje ląstelėje, ne tik kasos, ten skrandžio ir kepenų, vyksta Krebso ciklas, kurio metu išsiskiria šiluma, 36 ir 6 mūsų kūno palaikoma, ir gaminasi adenozintrifosfatas, mūsų gyvybinė energija, o perteklius labai kenksmingas šitų dalykų, cukraus ir baltų miltų, nes turi būti paverčiamas riebaliukais, jau tą atlieka kepenys. Bet jeigu atsisakom cukraus ir baltų miltų, mes turim taip žiūrėti, kad maistas būtų labai švarus, organiškas. 100% šiais laikais to negausime, nes tam tikrom medžiagom apdorojami ir grūdai. Mes nežinom, ar organiškai užaugintos daržovės, atvežtiniai vaisiai, kepenim kenkia ir sintetiniai visi kvapai. Jeigu mes ne eterinius aliejus, o visokias lazdeles tas perkam, jų būna ir labai gerų su eteriniais aliejais, bet būna sintetinių kvapų, kvapiklių mašinose, kitur kiti sintetiką vartoja kaip skalbinių minkštiklius, kaip grindų ploviklius.
O dar blogiau, kad susidaro maiste endogeniniai nuodai. Jeigu, pavyzdžiui, mes daugiau kaip 3 valandas šiltą maistą kambario temperatūroje, mes dar nesuviduriuosim. Vien ten egiptietiškos bakterijos prikrės, bet bakterijos jau dauginasi ir kepenim krūvis. O jeigu mėsą virš 180 laipsnių kepėm, susidaro labai dideli nuodai, heterocikliniai, policikliniai aminai. Išėmėt cukrų, baltus miltus, bet kepenys gavo tokią nuodų porciją. O jeigu sugalvojat baliaus metu, tas sveikuolis gero vyno, jis pagalvos ten truputį dešrytės ir sūrio. Ir visur, kur vyksta fermentacija, susidaro jau ne heterocikliniai, policikliniai, tai specialios tikrai labai nuodingos medžiagos. Bet biogeniniai tai irstantis, gendantis baltymai. Putresinas, kataderinas, histaminas labai tyrinėjami. Ir tikrai galima gauti, jeigu stambesnis vyras ir valgys vien tokius delikatesus fermentuotus, tai gali tiesiog kraujagyslės neišlaikyti, tampa trapios infarktas, insultas būna, kam ir kolesterolis. Jeigu kepenys neišvalo, biogeninių aminų sunkiai išvalo. Jos stengiasi užkapsuliuoti ir kepenys riebėja, randėja, iki netgi to, kad net atlieka savo funkcijų, jungiamasis audinys susidaro. Bet aš manau, kad sveikuoliai retai vartoja fermentuotą maistą. Tai fermentuotą aš turiu gyvūninės kilmės maistą arba prastos kokybės, arba net vidutinės kokybės. Jeigu dažnai vyną vartosim, tai jame irgi yra pakankamas didelis kiekis biogeninių aminų. Tai žodžiu, nesvarbu, kad išėmėm cukrų, miltus, vis tiek maistas turi būti subalansuotas, kitaip vis tiek mes kepenis užteršiam. Ir nėra kepenis užteršiam. Nežinodami, gamindami maistą, ypač kepdami pernelyg aukštoje temperatūroje, ypač raudoną mėsą. Raudoną mėsą kepant, tam tikros tos spalvos, kretininas esantis mėsoje virš 180 laipsnių, būtent sudaro nuodingus junginius. O jeigu jau liepsnosvaidžių vėlis grill patiekaluose lyžteli truputį tą mėsą, tai ypatingi nuodai susidaro. Čia policikliniai aminai. Stebuklingo kažkokio metodo, kad išėmiau ar tai cukrų, ar tai miltus, ar kažką nėra. Vis tiek pagrindas, kad maistas turi būti kokybiškas ir kokybiškai paruoštas. Ir jeigu norit kepenis pamaloninti, tai būtų labai gerai, kad ryte tik tai atsikėlę išgertumėt stiklinę šilto, tai yra kūno temperatūros maždaug vandens su rūgštele. Tai ne citrinos rūgštis, kuri yra sintetinė, bet ar su spanguolėm įmesti, ar svarainė, ar išspaustos pačios citrinos, kas jums patinka. Nes rūgštus skonis įrodyta ir klasikinės medicinos, ir kinų medicinos labai yra palankus kepenų veiklai, atgaivina, ten padeda, užveda visus tuos mechanizmus, kad jos geriau veiktų. O vanduo savaime, mes kai kvėpuojam naktį, tai mes deginam savo organinės medžiagas temperatūrai palaikyti, iškvėpiam CO2, bet mes išgarinam visiškai nemažai vandens, dehidratuojamės su prakaitu ir būtinai reikalingas vanduo. Ir jeigu jūs dar turite toksinų, pagalvojat, kad tikrai gal nelabai sveikai praeitą savaitę valgiau ir alaus gėriau ir ten kepto maisto, tai galite truputį ir kartumynų iš vakaro įsivirti, vos karstelėjęs arbatą iš karčio akiečio, šalpusnio, iš bet ko. Arba įsimesti šaltą vandenį karčio akiečio ir rūgštelį. Rūgštus ir kartus skonis veikia unikaliai, tai yra valantysis visą organizmą ir kraujagyslėms labai. Nes jeigu kepenis neišvalo kraujo, tai viena kraujagyslė eina tiesiai į širdį per vartuvėną ir tiesiog širdžiai darbui labai kenkiama. O sakykit, vėlgi taip pat propaguojama internete daug girdžiu, kad vartoti actą, gerti ypač natūralų actą, tai vėlgi ta pati rūgštelė ir ar tikrai visiems galima ryte ant tuščio skrandžio gerti tą patį skiestą actą. Kaip suprantu, actą reikia užpilti vandeniu šiltu ir išgerti. Va tai, ką jūs dabar ir sakėt su kažkokia tai rūgštele, tai actas gali būti viena iš jų. Ar kiekvienas žmogus gali gerti actą, ar yra išimčių?
kelis lašus gali kiekvienas, bet jeigu jau taip, kad rūgštelė jaustųsi, ne kiekvienas, kitiem yra ir skrandžio erozijos, ir geriau natūralesnės medžiagas, nors natūralius obuolių vyno actas irgi yra natūralus, nėra, būna maistinis, bet jis būna sintetinis, kaip ir, pavyzdžiui, citrinos rūgštis maistinė ir sintetinė. Geriau natūralias citrinos sultis, spanguolių, netgi obuolių rūgštesnių šaukštą įsipilt. Ir galite ir obuolių actą. Obuolių actą kiti žmonės naudoja, kuriem neveikia skrandis, bet skrandžio veikla labai susijusi su kepenų veikla. Nes jeigu, pavyzdžiui, maistas būna labai daug riebalų, o neįsiskirs tulžis, maistas tiesiog žemyn negali slinkti, neįsiskirs tulžis, tai jau prasta kepenų veikla. Ir maistas atrodo mums, kad skrandis nesveikas, bet iš tikrųjų tai nesveikos arba netlieka funkcijų kepenys, neišskiria tulžies, už tai maistas negali eiti 12-pirštę žarną, nes jeigu eis iš skrandžio su visa rūgštimi, o neįsiskirs šarminė tulžis, tai nudegins tiesiog 12-pirštę žarnyną. Ir už tai kartais susigaudyti sunku, bet jeigu mes tik tai pajutome, kad mums nevirškina, žinokime, kad tai susijęs skrandžio ir kepenų veikla ir iškart maistas lengvesnis. Troškintos daržovės kepenim labai padeda daug spalvų turinčios daržovės, tai antioksidantai, nes tai kepenys, plaučiai, smegenys mūsų yra daug vandens turintis organai ir labai jiem reikalinga antioksidantai, kad nebūtų pažaidų, suskilusių molekulių vadinamų laisvaisiais radikalais. Ir dar kepenim reikia ne bet kokių riebalų, štai sakau, keptas maistas nėra labai sveikas, bet būtent kepenų ir smegenų audinys sudarytas iš specialių lipidų turinčių fosforo grupę, fosfolipidą. Ir kai spaudžiam aliejų, fosfolipidai lieka įspaudos. Todėl, pavyzdžiui, valgyti riešutus, valgyti sėklas, čija, iš čijų nespaudžiamas aliejus. Tas pačias kitas, bet kokias sėklas yra labai palanku, nes mes gausim ir fosfolipidus, ir aliejų, ypač sėmenis. Sako, aš sėmenų nevalgysiu, man visiškai nereikia, nes tipo aš skrandis veikas, bet omega 3 irgi labai palanku kepenim ir visam organizmui. Ir yra daug medžiagų padedančių kepenų veiklai. Taip pat bet kokiose sėklose, iš kurių spaudžiamas aliejus, yra, kaip sakiau, fosfolipidų. Fosfolipidų yra ir kaip papildų. Tai lecitinas, cheminės pavadinimas yra fosfatidilcholinas, tai pirkit lecitiną arba esencialę. Esencialė irgi fosfatidilcholinas. Kam jau jaučiat, kad kepenys prastesnis. Be to yra įrodyta, kad kiekvienas organas amžėjimo procese, netgi perskaičiau, kad 42 metų angliškam straipsnį, matyt, daug paėmė žmonių ir nustatė vidurkį tirtų kelių tūkstančių žmonių. 60% pajėgumų jau dirba kepenys. Europiečių tyrimas. Europiečių yra amerikiečių, bet mes žinome, kad imtis normaliai skaitosi besivalgančių žmonių, ne ten veganų, vegetarų, ypač sveikuolių, tiesiog negirtuoklių, normaliai valgančių žmonių. Aišku, apie alkoholį jau net nešneku, kad jis nepaprastai pažeidžia kepenį. Netgi savaitę po išgerimo matosi patologoanatomos, kai girdėjau YouTube pasisakymą, jaunu žmogumi, jis labai domisi ir, pavyzdžiui, susižino, oi, sako, jis visai negeria, kaip gali būti kepenų pakitimai. Bet net vienkartinis smarkus išgerimas, jeigu jis buvo prieš savaitę, dar už savaitę, darant skrodimą matosi kepenų pakitimai, dar jos nebūna pilnai regeneravę. O sakykit, kaip su to pačiu, nes vėlgi tema ir klausimas buvo dėl pačio kepenų valymo, ar reikia ir kodėl reikia, tai vėlgi noriu sugrįžti prie šito klausimo ir žinau, kad kyla klausimas, o jeigu aš nebeturiu tulžies pūslės arba tulžies pūslėje yra daug akmenų, kaip tada su visais šitais valymais, nes ar tikrai galima pelyną gerti ir, kaip supratau, jūs sakėt, lengvesnį maistą išvalyti, bet jeigu pelyną gerti, vėlgi tai yra pakankamai stipru, kiek jo gerti ir ar galima tiems, kurie neturi tulžies pūslės arba kurie turi akmenų, kaip tokiais atvejais?
kas neturi tulžies pūslės, jau yra ypatinga mityba. Jam valgyt dažniau po truputį ir kuo mažiau riebalų. Nes latakas truputį praplatėja ir tampa kaip maža tulžies pūslė. Ir tulžis iš kepenų po truputį varva, bet jeigu suvalgysi daug riebiai keptos šoninės, jau bus negerai. Ir kaip jau minėjau, sąlygas mes sudarom kepenim atsistatyti, regeneruot, ir kartais tai buitiškai, liaudiškai, nemediciniškai, tas ir vadinamas kepenų valymu. Arba kai labai daug vartojama įvairių papildų, kad kepenys geriau veiktų. Bet normaliai kepenys regeneruoja, ir jeigu maitinotės sveikai, bent jau daug labai nesveiko kepto, rūkyto, saldumynų ar ką, jums nereiktų tokio valymo, bet tik tiesiog nedidelio poilsio. Aš manau, kad labai išmintingos yra visos tautos nuo seno, kurios laikosi pasniko. Tai va, kai išimam gyvūninės kilmės maistą savaitei 2, vaikam, paaugliam, sportuojantiem, nėščiom to nereikia, tai pieno ir mėsos produktus, nieko kepto ir kuo daugiau troškintų daržovių. Pavyzdžiui, ir lietuviškos daržovės labai gerai. Pavyzdžiui, burokėliai turi betaino. Iš betaino susidaro dopaminas kepenyse, tai kepenim iškart lengviau. Avokadai turi tokių medžiagų, čia jau ne iš nemūsiškių medžiagų. Brokoliai labai gerai kepenim, visos žalios daržovės kepenim labai gerai, šarminiai mikroelementai, ypač magnis. Tada ir tulžies latakus, jeigu spazmuoja. Jeigu sudarysim sąlygas, nereiks tokio specialaus valymus. Bet jeigu jau neturi tulžies pūslės, tai mityba ypatingai lengva. Jau tada alkoholis ypatingom progom kelis kart per metus po vyno taurę, keptas maistas irgi ypatingom progom, ne kasdien. Ir kuo daugiau spalvotų troškintų daržovių, lietuviai nelabai moka šių patiekalus gaminti. Bet čia irgi, kas yra kūrybiškumas? Iš kinų medicinos pasakysiu, žmogaus kūrybiškumą, tokį galbūt ne poeto, o kasdieninį lankstumą, kaip čia ką padaryti, sugalvot, atsakingos ir kepenis. Vadinama medžio stichija kinų medicinoje valdo kepenis. Ir sako, jeigu toks žmogus nelankstus, tai ir gyvenimo sunkumai jį palaužia. Kieno nesveiki kepenis, tai tie piktesni ir irzlesni. Arba jeigu tikrai dideli sunkumai, geras žmogus tiesiog palūžta su silpnom kepenim. Tiesiog ir tai atsiliepia jausmuose ir psichikoje. Jis palūžta. O sakykit, jeigu tiesiog pabadauti, nes irgi pakankamai populiaru dabar ir stovyklų daug, ir įvairiausių, ir aš pati žiūriu, iš tikrųjų labai įdomu, ir badauja ir 3 dienas, ir savaitę, ir ilgiau badauja. Dažniausiai, aišku, su vandeniu, bet būna, kad ir tiesiog be vandens kelias dienas badauja. Kaip šitie atvejai? Tai yra irgi valymasis kepenų, ar tiesiog kiekvienam atskirai žmogui reikia žiūrėti, ar galima, ar negalima? Nežinau, kad vieni atskirai, kiti nežiūri. Būdavo stovyklos, tai ir Kepenio, ir jo amžinatilsį mokytojo yra Girčio, jie kartu rengė pirmas stovyklas, tai neilgiau 7 dienas, ir pirmas 3 dienas tik duodavo sultis ir arbatas, ir paskiau tik apie 3 dienas grinai vanduo ir vėjas iš lėto išeiti. Tai ajurveda ir kinų medicina nedaugiau 3 dienų badavimas su vandeniu, jau grynas badavimas, kai maisto medžiagų negaunam, tik tai vanduo. Ir mano praktikoje patyrime buvo, kad nemokėjo išeiti, nors iš to badavimo nors labai stengėsi ir šiek tiek pagadino kasą. Ir galbūt tikrai yra protingiau laikytis pasniko negu badavimo. Badavimo laikytis 1 arba 3 dienas, geriant pakankamai vandens, nei per daug, nei per mažai. Ir jeigu kepenys, ypač vyresniam žmogui, ten yra speciali medžiaga glikogenas ir turi verst gliukozę. Gliukozės kiekis mažiausias 3,3 milimoliai litre turi būti kraujyje. Jeigu nukrinta mažiau 3, žmogus nualps. Ir būna, kad badaudami žmonės nualpsta, nes glikogeno neverčia. Aš taip pažinojau artimą žmogų, kuris badavo ir paskambino, ką daryti, jau alpsta. Tai medaus neturėjo, sakiau, pusę šaukštelio bėgo pas kaimynus medaus. Labai priežiūroj
bet jis badavo daugiau negu 3 dienas. 1-3 dienas nėra pavojinga, ypač storesniem 3 dienas. Bet šiaip laikykitės pasniko. Yra 2 kartus per metus tam skirtas laikotarpis ir tai galit visai nesiet su religija. Tikrai mokslas įrodė, kad regeneruoja daug geriau kepenys, geriau smegenim, visi augliukai išsisklaido, amino rūgštys nereikalingi, o svarbiausia padidėja kamieninių ląstelių. Tai tokia ląstelė, iš kurios gali pasidaryti bet kokia ląstelė. Mes, pavyzdžiui, gamtoj to nematom, neturim tokios universalios sėklos, kad pasodinę dirvoj, sakytum, agurkės, išaugtų obelis, o kamieninė ląstelė ir yra tokia sėkla, kuri pabadavus daugiau žarnyno epitelyje yra, išsiskiria ir mato, kuriam organui reikia kažkokio pastiprinimo, reikia daugiau ląstelių, reikia regeneruotis ir ta kamieninė ląstelė virsta to organo ląstele. Tai po pasniko padidėja 30-40%, yra labai daug mokslinių straipsnių. Taip, iš tiesų fantastiniai dalykai, tai vis tik tai badavimas yra ne šiaip sau sugalvotas, tik tai, kaip jūs sakot, reikia atsargiai ir ne kiekvienam, prieš tai turbūt ir pasidaryti tyrimus ir jau nesavarankiškai, bet geriau, kad prižiūrėtų nusimanantis žmogus, kad tikrai neprisidaryti blogesnių variantų, kad tiesiog nebūtų blogiau. Taip, iš tiesų. Ir, o sakykime, jeigu visi papildai, kurie yra ir jūs kaip minėjot, ar galima, kad ir tų pačių omega-3 daugiau vartoti, ar tai irgi bus kaip kepenų valymas, ar jau ne? Omega-3 apskritai padeda visom organizmo funkcijom, kaip ir vitaminas, jis neveikia kaip vitaminas C, bet vitaminas C reikalingas kiekvienai ląstelei ir omega-3 irgi priešuždegiminė medžiaga. Ir todėl labai svarbu, nes mes dažnai turim ir skydliaukės uždegimą, galim gauti net autoimuninės ligas, Hašimoto tiroiditą, ar kaip tai susijęs su kepenim. Dėl to, kad kepenys aktyvuoja skydliaukės hormonus ir fermentus ir jeigu kepenys po pasniko pradeda geriau veikti, yra pastebėję žmonės, kad ypač hipotirozė, tai trūksta tų skydliaukės fermentų ir iškart ta liga pasitraukia, nebereikia vartoti visokių hormonų. Tai labai unikalus dalykas yra ir geriau amino rūgštys sintetinasi išsivalius tom kepenim, reiškia, mes sudarius sąlygas tiesiog jom atsistatyti, bet tikrai reiktų pavartoti, jeigu, pavyzdžiui, pasitart su gydytoju, jeigu jūs jau matot, kad jūsų tulžis klampi. Yra daug būdų pagerinti tulžį nutekėti, yra daug kartumynų ir maisto, ir pavasarį žalumynų įvairių pavartoti. Tiesiog yra nepaprastai svarbu dar kepenys mūsų akių būklė. Čia ir pagal kinų ir klasikinę mediciną. Kepenys geriau veikia, geriau iškart akim. Ir tiesiog unikalu. Antras dalykas, jeigu pagerės bendra viso virškinimo sistemos veikla, tai mes būsim daug sveikesni, nes tulžis ne tik tai reikalinga virškinimui, ypač riebalų, tiesiog amulguoja riebalų. Pati tulžis užmuša patogeninius mikroorganizmus ir grybelius. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš ir valgiau kažkurį laiką cukraus, bet jeigu man gerai reikia kepenis ir nuteka tulžis, aš sisteminės kandidozės negausiu. Tie grybeliai žarnyne bus sunaikinti. Tulžis sunaikina bakterijas. Ir kartais sako, reikia probiotikus, būna išbandyti, o būna neišbandyti. Liaudis kažką suraugina ir pardavinėja čia kaip probiotiką. O, pavyzdžiui, sakysim, Suomija arba ten, kur į pieną išdėti, jie išbandyti, kad jų nesunaikins skrandis ir kad jų nesunaikins tulžis. Tokius, nes tulžis, sunku jai atrinkti, kur yra gera bakterija, probiotikas, kur yra blogoji, naikina grybelius ir bakterijas tulžis, bet daugiausia naikina patogeninį. Ir kol jūsų kepenys tikrai išskiria normaliai tulžį, tai jūs žarnyno infekcinių, Krono ligų, daugelius ligų neturėsite. Tai pasirodo, netgi su raugintais produktais irgi ne su visais galime džiaugtis kaip su sveikatinančiais, gali būti ir neteisingai surauginti, ar taip supratau?
Ne, paprasčiausia surauginti daug ar avižų, ar kiti gėrimai, jie yra naudingi. Galbūt tik tai tiek, kad jeigu mokslo neištirti, tai mes nežinom, ar į žarnyną tos bakterijos paklius gyvos ar ne. Bet dalis, nedidelė dalis vis tiek paklius, nes žmogus geriau jaučia. Jeigu žarnyno būklė gera, tai aišku, įrodai geriau, serotoninas 90% žarnyne. O žarnyno būklė, čia mes visai nenukrypom nuo temos, labai priklauso nuo kepenų būklės, nes jeigu į žarnyną pakliūna maisto medžiagos neemulguotos tulžimi, tai žarnynui labai blogai, ypač jeigu tulžis dar neužmušė grybelių ir viso kito. O probiotikai, tai kaip ir aišku, rauginta maiste ir dabar užsiminėt, kad ir kapsulėse galim, bet jeigu žmogus vartoja daug antibiotikų, ar vis tik tai jam reikia prebiotikus prieš tai pavartoti? Jeigu staigiai susirgai, tai jau prieš tai ne, ten, sakysim, komplikavosi į plaučių uždegimą. Jau po vartojimo visą laiką. Jau po vartojimo, jeigu žinot, kad jums ten implantuos ir gydytojas vyresniam amžiui prašo, kad jūs vartotumėte antibiotikus, tai galite ir prieš. O po tai būtinai probiotikų, raugintų, vis tiek šiek tiek praeina prebiotikų. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad jau rimtai po antibiotikų ar kitų galite ir iš vaistinės paimti probiotikų, kuo jie skiriasi nuo naminių. O dėl to, kad tikrai įdedamos tos rūšys ir porūšiai, kurie ištirta, kad yra nutyriama paprastai imant pasėlį iš fekalijų, kad lieka gyvų ir turi būti labai daug, 10,8, 10,9, kad pereina skrandį ir atlaiko tulžies rūgštis, tai tik tokios bakterijos yra gaminamos, nes labai daug porūšių yra sunaikinama. Tai jau tikrai po ligų tai reiktų probiotiką kaip vaistą iš vaistinės, o šiaip tai aišku, kad rauginti produktai yra natūralūs probiotikai, yra labai puiku. O prebiotikus kada vartoti? Ar po antibiotikų vartojimo, nes vėlgi prebiotikai, tai kaip ir šnekėjom, kad yra tarsi terpė, kad galėtų bakterijos augti. Ir jeigu ta terpė yra, nekokia, kaip sakau, nėra dirba paruošta, tai kiek bakterijų besuvartosi, tiek iš to naudos nebus. Vis tiek praktiškai vos nepastoviai tada reikės vartoti. Ar teisingai suprantu? Taip, mokslas turi tokį žodį simbiotikai kartu. Probiotikai ir prebiotikai. Anksčiau žmonės maitinosi kitaip ir suvartodavo ir visokias šakneles ir daug laukinių žalumynų. Teko estų, latvių knygutes skaityti ir mes žinom, kad iš kiaulpienių, iš laukinių kiškio kopūstų virdavo dilgėlių sriubas. Tai va tokias daug tirpių maistinių skaidulų turinčios daržovės, tirpios būtent turi būti, ne tos kaip šluota, kaip sėlenos, bet trumpos grandinės tirpios maistinės skaidulos. Tai yra maistas bakterijom, probiotikam. Pre yra pašaras kabutėse, o pro yra pačios bakterijos. Ir jeigu mes kasdien valgom tos probiotikus, bet jie negali apsigyventi žarnyne, nes mūsų maistas, pavyzdžiui, sakysim, kotletas ir bulvių košė ir dar kažkoks tai griežinėlis agurko, tai nebus prebiotikų. Turim tikrai troškinių, jeigu daug spalvotų daržovių troškinių ir žalių daržovių šalia. Žalių mažiau, kam silpnesnė kasa. Ir tada tikrai tų prebiotikų gausim, jo labiau, jeigu dėsim įvairius ir retesnius, ir šparagus, ir baklažanus, ir cukinį, galim pagal sezoną. Morkas, bulvės, kopūstus dabar. Taip, iš tiesų jau pavasaris tuoj, tai tikrai labai aktualu, nes daržovių nėra daug, tai kas likę. O sakykit, kaip iš kinų medicinos pusės? Vėlgi, ką sako ir kaip, ar galit taškus parodyti, ar pasakyti vėlgi, kaip iš kinų medicinos pusės galim kepenis pasitvarkyti? Tai kepenų kanalas ir tulžies pūslės kanalas priklauso antram bangos dažniui, senoviškai vadiname medžio stichija, ir atsako už labai daug funkcijų. Dabar mokslas ištyrė moksliniai straipsniai. Pavyzdžiui, invirtimas į jam, tai maisto medžiagų
oksidacija, degimas, šilumos palaikymas. Tai jeigu, pavyzdžiui, sakysim, yra kepenų ta funkcija netvarkinga, tai nevyks, reiškia, maisto medžiagų skilimas, jis vyksta kiekvienoje ląstelėje, tai visiems žinomas Krebso ciklas. Taip pat kepenys labai valdo raumenis ir sausgyslę. Žmonės neturės jėgų sportuoti arba iš lėto tik tai galės pasiekti didesnių dalykų. Tokie žmonės ir kūnas nelankstus. Ir kadangi kinų medicinoje skaitoma, kad energija, kuri teka kanalais, kepenų kanalų turi 3 lygmenis - minčių, jausmų ir tada kūno. Tai mintyse tai yra toks minčių lankstumas, kai mes priimam, kai situacija, kai mes labai atskiriam, ką galim keisti, ką nepakeisti. Sako, medžiai visi gamtoje yra į dangų, bet kai kurie vingiuoti, taip ir mes turim apeiti kliūtis ir eiti į tą tikslą. Jeigu nėra lankstumo gyvenime, kaip sakau, kaktomuša, va, būna tokių karštakošių. Karštakošiškumas, nedidelis agresyvumas, lėkščių daužymas, pyktis gadina. Ir tada kūno funkcijos lygiai panašiai veikia. Tai širdis susispaudžia, infarktas, insultas, spaudimas, taigi pašoka be cholesterolio, skydliaukės hormonai išsibalansuoja, iš pradžių pagreitėjo, bet tas, kas būna labai greitai, ilgai nebus, jų būna daugiau ir pagreitėja ir širdies ritmas, kai atsiranda hipertirozė, paskui viskas sulėtėja. Išderinama ir skydliaukės veikla, spazmai, mėšlungis. Tai žmogus turi būti ramus. Sako, jeigu žmogus ramybėje, tai šita stichija bus harmoninga ir labai labai daug sveikatos bus. Net mūsų katalikų bažnyčiose, sako, palinkėkime vieni kitiem ramybės, kad būtumėm sveiki. Tai va, bet su ta ramybė, tai taip ir gaunasi, kad kaip ir nėra, ir tada ir kepenim kenkiam, ir pykčio daug, ir kaip surasti, ir tarsi susisuka toksai ratas, ir ar galima teigti, kad vis tik tai nuo maisto žmogus gali turėti daug pykčio, nes man tai susiję, kaip jūs sakot, kepenys, jeigu kepenys nuo maisto užsiteršia, nesveikos, nevalom, tada atsiranda pyktis, nesigamina dopaminas ir užsisuka tas ratas. Tarsi ir maistas blogas, ir nuotaikos nėra, ir tada širdis pradeda permušti, einam pas gydytoją širdies tvarkytis, širdyje nieko neranda, kepenys tiria irgi kaip ir dar nieko neranda, kaip sakot, fermentai nepadidėja, o žmogus jaučiasi blogai. Tai kepenų valymas gali padėti, vien atrodytų toks nekaltas, apie kurį dabar visur šnekama, iš tikrųjų labai daug, kur beisi visuose socialiniuose tinkluose. Tai išvalius kepenis tikrai savijauta turėtų pagerėti. Taip, nes ir kinų medicinoje yra 2 būdai. Vienas mityba, kitas refleksoterapija, bet reiktų eiti pas specialistą, nes kanalas turi daug atšakų, šiaip eina koja, prasideda didžiajam kojos piršte, čia baigėsi po krūtimis ir jūs, nežinodami tų taškų, savo nepasimasažuosim, nors viena atšaka, kad tiesiog mūsų nesusprogdintų, eina dar per veidą ir išmušama. Bet jeigu neįsiskiria tulžis irgi ir tulžies dar kanalas neveikia, tai mūsų pati liaudis turi tokias patarlės, sako, tulžingas žmogus. Tas žmogus kartais toks piktas, negali, jie viskas nervuoja. Ir aš visada sakau, visos tos emocijos kartais parodo ligas, bet neparodo žmogaus, kaip sakoma, pačių pamatų, nes, pavyzdžiui, net ir tulžingas žmogus kartais gali ekstremalaus atveju metu šokti ugnį, ištraukti vaiką, pasiaukoti ir visą kitą, o netulžingas ne. Bet čia jau charakterio tokie ypatumai, kurie erzina žmogų, bet parodo ligas. Jeigu tave viskas nervuoja, jeigu tu tulžingas, jeigu tu nemoki greitai apsispręsti, jeigu tu nervuojasi, kad tau kas įplyšo, kiekvienoje situacijoje viskas turi būti toks perfekcionizmas didelis, tai yra mintis, po to eina jausmas. Ir po to net ir klasikiniai medicinoje yra lygos vadinamos psichosomatinės. Psicho veikia soma, kūną, tai ir kinų medicinoje tas nelakstumas, agresyvumas. Antras dalykas, kaip prastai virškina, žmogui blogai jaučiasi. Ir būna kartais pasakai žmogui kažką ir jis sakė, tu šiandien prie manęs, man nenoriu klausyti, aš ten, sakysim, iš giminių ateina, kur atsisėda, duok arbatos kokios pelynų, aš apsunkęs nieko. Arba netgi
įsisąmoninimas žinių, kai blogai virškina ir skrandis neveikia ir kepenys. Žmogui pasakoji, ką nors, jeigu artimas žmogus gali tau pasakyti, aš nesuvirškinau, ką tu pasakei, tiesiog nepriimu tų žinių, nors liktai aiškinai suprantam. Ir tada tikrai žmogui labai negera. Kai kepenys gerai veikia, tikrai ir skydliaukė gerai veiks, ir grybelių nebus, ir dopaminas, tai paskutiniai atradimai, kad dopaminas normalus bus kiekis, nes kai vartojam daug cukraus ir kofeino, tai labai staigiai šoka dopaminas, gaunasi kaip narkotikas, mes vėl jo norim ir norim, bet paskui atsiranda duobės, atsiranda depresija. O kepenys normaliai, kaip minėjau, iš amino rūgšties fenilamino pagamina tiek, kiek mums reikia, praeina per smegenų barjerą. Todėl labai labai saugokim savo kepenis. Jo, tai nebereikalų tikrai yra lietuviškas posakis, kad sako, oi, nesuvirškinau, kas čia dabar buvo ir kas čia atsitiko. Tai vis tik ne šiaip sau jisai pasirodo yra, kad nesuvirškinus neveikia ir smegenys, lygiai taip pat ir žmogui suprasti irgi sunkiau. Taip. Todėl į mediciną ir bet kokio organo veiklą reikia žiūrėti iš visumos principo. Dabar toks madingas žodis holistinis, gal per daug jis dažnai vartojamas, reiktų sakyti visuminis principas, nes kiekvienas organas susijęs su daug kitų veikla. Ir, pavyzdžiui, nervinių impulsų gamybai atrodo, pavyzdžiui, kad ir tas dopaminą, jeigu kepenys pagamins, bet kažkoks tai receptorius turi pasiųsti nervinį impulsą. Tai, kad tas receptorius pasiųstų nervinį impulsą, reikalingas dar vitaminas C, B6 ir magnis. Ir, pavyzdžiui, B6 kepenys vėl gamina ir žarnynas. Nes dopaminui pasigaminus jis mums gerai tik tada, kai jis veikia per receptorių. Todėl viskas turi būti labai didelėje darnoje. O darna kūne atsiranda tada, kai darna yra šeimoje, visuomenėje, sociume, kai darna yra gyvensenoje, kai harmoningai gyvenam, ryte atsikėlę, pajaučiam džiaugsmą, pasimankštinam, išgeriam vandens, atsirenkam tą maistą, pavalgom ir neskubėdami. Kepenys nemėgsta skubėjimo. Tas, kas dabar angliškai JAV mada yra slow living, lėtas gyvenimo būdas, net ne tai, kad tas lėtai einam, bet save per jėgą niekur netempiam bėgdami tiesiog. O malonumą jaučiam gyvenime. Kepenys leidžia atsisakyti agresijos ir lankščiai gyventi. O visiems labai linkiu, pasidomėkit savo mitybą, pasidomėkit, kas vyksta jūsų kūne, pasirinkit savo maistą. Pavasarį pasirinkite tos žaleles, kurias padės kepenim atsigauti. Ir šiaip būkit lankstus tiek mintise, tiek jausmuose ir darydami kažkokius kūno pratimus, tam geriausia tinka joga arba šiaip paprasti, kas jogos nemokat, pasilankstymo pratimai, lanko sukimas. Būkite sveiki ir laimingi. Tai ačiū labai Daliai už pokalbį, už išsamią informaciją, už tikrai labai išsamų pateikimą apie kepenis, nes vėlgi tai yra mūsų pagrindinis organas ir, kaip sakau, būkime sveiki, būkime visi lankstus ir gyvenkime tiesiog puikiai.